Daug kas vis dar ne visai žino, kas yra trečia pakopa ir dažnai ją painioja su antra pakopa ar investiciniu gyvybės draudimu. Bet realybėje tai visai kas kita. Trečia pakopa tai laisvas, savarankiškas investavimas, kuris suteikia galimybę naudotis mokestinėmis naudomis. Tai iš esmės yra kaip jūsų asmeninė investicijų sąskaita. Jūs patys sprendžiate, kiek investuoti, kada investuoti, ką keisti, kada stabdyti, ar atsiimti sukauptas lėšas, dalimis ar visą sumą. Ir jei investuojate ne mažiau kaip 5 metus ir sukauptas lėšas pradedate naudoti ne anksčiau kaip 5 metai iki pensinio amžiaus, tuomet nėra taikomas apmokestinimas per visą laiką uždirbtą investicijų grąžą. Tai labai svari nauda svarstantiems apie ilgalaikį investavimą, nes tokiu atveju visa uždirbta investicinė grąža per ilgą laikotarpį lieka jums, be papildomo apmokestinimo. O pasirinkę GoIndex pasaulio akcijų fondą, jūs lankščiai ir patogiai galite investuoti į labai platų viso pasaulio akcijų rinkinį. Į tokias bendrovės kaip Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon ir tūkstančius kitų, beveik 50 šalių visame pasaulyje, virš 70 skirtingų industrijų, nuo technologijų ir dirbtinio intelekto iki sveikatos apsaugos, gynybos, energetikos, finansų ar net pramogų industrijos. Tai reiškia, kad jūs nesate pastatę ant vienos įmonės ar vienos rinkos, jūs investuojate į visą pasaulio ekonomiką ir auginate savo turtą kartu su ją. Na, o pradėti investuoti itin paprasta ir tai yra vienas paprasčiausių ir aiškiausių būdų tai padaryti struktūruotai, efektyviai ir saugiai. Tai reikia susikurti paskyrą prisijungus prie GoIndex savitarnos, pasirinkti fondą ir nusistatyti norimas investuoti sumas. Truksite vos kelias minutės, o vėliau viską patogiai galima keisti ir valdyti bei stebėti savo rezultatus vienoje vietoje. Tad trečia pakopa suteikia tai, ko dažniausiai trūksta kitur. Tai paprastumą, kontrolę, lankstumą ir papildomą naudą. O tai reiškia, kad investuojate ne tik paprasčiau, bet ir efektyviau ilguoju laikotarpiu.